Sveiki atvykę į sapnų takus. Šį vakarą kviečiu Jūs paklausyti pasakos apie mišką ir apie fėjas. Giliai miško širdyje, vos už kaimo ribos, slypėjo maža karalystė, fėjų pasaulis. Ten gyveno daugybė mažų, šviesą spinduliuojančių fėjų. Jos kūrė savo namelius iš visko, ką jom dosniai dovanojo žemė. Vienos fėjos įsirengė būstą medžio kamiene, kitos susilopė namelius iš didelių tvirtų lapų, kai kurios gyveno žemės duobutėse, tarsi maži kurmiai. Jas globojo medžiai, kuriuose jos gyveno, ir pati žemė, kuri jas mylėjo. Fėjos buvo motinos gamtos vaikai. Jų paskirtis saugoti mišką, gydyti ir maitinti medžius, stiprinti žemę bei rūpintis jos gyvybę. Motina gamta slėpė savo mažasias globėjas nuo smalsių žmonių akių. Netoliese gyvenantis kaimo žmonės dažnai girdėdavo pasakojimus apie fėjas. Jie troško bent akies krašteliu jas pamatyti, tačiau medžiai tapdavo nematoma siena tarp žmonių ir fėjų pasaulio. Kai kuris nors žmogus priartėdavo per arti, medžių šakos švelniai kutendavo jo galvą, linguodami užstodavo kelią, o kartais pats miško takas pasikeisdavo, tarsi gyvas, klaidindamas įsibrovėlį. Fėjoms reikėjo likti paslėptom, kad galėtų tinkamai atlikti savo darbus ir gyventi ramybėje. Tačiau kartą per keletą metų kažkam netyčia pavykdavo prasmukti pro šią nematomą sieną. Kartais tai būdavo tiesiog atsitiktinumas, kartais sėkmė, o galbūt likimas. Ne taip seniai, vieną ramią rudens popietę, miškas nusprendė padaryti išimtį, leisti vienam svečiui pasveikinti fėjas. Ore tvyroja kažkokia ypatinga nuojauta. Vėjas nešiojo švelnų šnabždesį, o debesis, pilki ir migloti, stengėsi paslėpti saulę. Tačiau jos spinduliai vis tiek prasiskverbė pro tarpelius, nutvieksdami mišką. Ryškūs šviesos ruoželiai žibėjo ant gintaro spalvos lapų, o rasos lašeliai žėrėjo tarsi mažyčiai brangakmeniai. Tuo taku, apšviestu vieno saulės spindulio, ėjo mergina vardu Liepa. Ji be galo mėgo rudenį. Eidama mišku, ji grožėjosi aplinkiniu pasauliu, kvėpė gaivaus oro, kvepiančių pušų spygliais ir drėgnais lapais, ir šypsojosi, girdėdama, kaip žemė traška po jos kojomis. Tai kažkas magiško, taip ji buvo sakiusi mamai prieš išsiruošiant į popietinį pasivaikščiojimą. Ruduo džiugino visus jos pojūčius, nuo lapų traškesio iki nuostabių medžio spalvų. Pažvelgusi į viršų, ji matė, kaip lapai spindėjo
tarsi medžiai būtų padengti liepsnojančiais atspalviais. Net kai dangus buvo pilkas, miškas vis tiek švytėjo savo magija ir šiluma. Liepa ėjo vis toliau, beveik nekreipdama dėmesio į kryptį. Ji negalėjo atitraukti akių nuo grožio. Medžiai jautė jo žavesį ir širdies šilumą. Jie ją pamilo, todėl šįkart leido jai praeiti. Šakos nebandė jo sulaikyti, nekuteno kaklo, nedraskė kepurės. Miškas stebėjo, kaip jį artėja prie slaptosios vietos. Liepa žingsniavo toliau, vis dar paskendusi mintyse, nežiūrėdama į taką. Ji net nepastebėjo, kaip jis pasikeitė. Staiga takas švelniai pasuko į kairę. Ji nepajuto, kad po kojomis keičiasi žemė. Dingo žolė, dingo nukritę lapai. Liepa ėjo vis toliau, kol staiga kažkaip keistai pajuto, kad po kojomis nebetraška lapai. Vietoj to pasigirdo tylus, aiškus batų bildesys į akmenis. Pažvelgusi žemyn, ji pamatė, kad purvina žolėje vingiuojantis miško takelis dingo. Jį pakeitė akmenimis grįstas kelias, kurio pakraščiuose augo tankūs raudonieji klevai ir tvarkingi krūmai. Ji neturėjo kito pasirinkimo. Galėjo tik atsigręžti arba eiti tolyn, nežinodama, kur šis kelias ją nuves. Liepa atsisuko atgal, tikėdamasi pamatyti senąjį taką, kuriuo atėjo, tačiau už jo plytėjo tik žalia žolė, keli nukritę lapai ir aukšti tylūs medžiai. Takas buvo dingęs. Ji sustojo ir kurį laiką stovėjo, mąstydama, ką daryti toliau. Pakėlusi akis į dangų, ji stebėjo, kaip virš miško plaukia debesis. Ji troško, kad jau būtų vakaras, tada pasirodytų šiaurinė žvaigždė, galinti parodyti kelią. Trumpam ji pagalvojo grįžti ir eiti per mišką, kol atpažins vietą. Tačiau kažkas ją sustabdė. Atrodė, tarsi nematomas pirštas tyliai rodytų pirmyn, atgal į akmeninį taką. Jos vidinis balsas švelniai paragino: eik. Liepa pajuto jaudulį, tą džiugų virpulį, kuris aplanko prieš naują nuotykį. Aplinkinis pasaulis tarsi išnyko. Liko tik grindinio kelias prieš ją ir nuostabi nežinomybė, kviečianti žengti pirmyn. Ji pradėjo eiti, stebėdama, kaip jos batai tyliai žengė per žvilgančius akmenis. Kiekvienas žingsnis buvo atsargus ir nors ji buvo viena, baimės nejautė, tik smalsumą. Ji buvo pasiruošusi viskam, ką šis keistas kelias jai atneš. Po kelių žingsnių ji sustojo. Iš kažkur pasigirdo švelnus šniokštimas, tarsi mažytės pėdutės bėgiotų akmenimis. Iš pradžių Liepa pagalvojo, kad tai gyvūnas, pelė ar voverė, bet netrukus išgirdo aiškius lengvus žingsnius. Tai turėjo būti kažkas kita, gal net kažkas stebuklingo. Žinoma, Liepa seniai nebetikėjo magija. Kai buvo maža, ji kartą pamanė, kad sodo nykštukas jai mirktelėjo, o kitą kartą, kad laumžirgis buvo fėja.
Bet tai buvo tada, kai dar buvo vaikas. Kai sukako 12, visa magija išnyko. Ji liko tik knygose ir pasakose. Liepa pati save įtikino, kad visa tai buvo vaizduotės žaidimas. Tačiau dabar, čia, miško gilumoje, ji sustingo. Pažvelgusi žemyn, ji išvydo mažytį žalią padarėlį, vos jos piršto dydžio. Jis turėjo žvilgančius, plasnojančius sparnus ir smalsiai žiūrėjo tiesiai į ją. Liepa suglumusi patrynė akis. Tai negalėjo būti tikra. Gal ji sapnavo? Ji juk 100 kartų klajojo po šį mišką ir niekada nematė nei akmenimis grįsto tako, nei stebuklingų būtybių. Visas šis vaizdas turėjo būti tik jos vaizduotėje. Ji užsimerkė, tikėdamasi, kad kai vėl atmerks akis, visa tai išnyks. Kai atsimerks, ji bus namie, savo šiltoje lovoje, kur ore tvyro cinamono žvakės kvapas, kurį mama vis degindavo visą rudenį. Bet dabar ji nebejautė namų šilumos. Vietoj to, ore tvyrojo drėgnos žemės kvapas, sumišęs su sodriu, šiek tiek pelėsiu dvelkiančiu pušų aromatu. Per mišką švelniai bėgo vėjas, nešdamas rudens kvapus. Liepa iš karto suprato, ji vis dar čia, miške. Labai lėtai atmerkė vieną akį ir tai, ką pamatė, buvo taip netikėta, kad ji atšoko atgal, užkliuvo už akmens ir vos nepargriuvo. Tačiau kol dar krito, pajautė, kaip kažkas švelniai apsivynioja aplink jos juosmenį ir sustabdo kritimą. Pažvelgusi žemyn, ji pamatė, kad ją apkabinusi ilga raudona klevo šaka. Prieš spėdama sureaguoti ar ką nors pasakyti, medis lėtai ją pakėlė ir pastatė ant kojų. Tada švelniai atitraukė savo šaką atgal, tarsi nieko nebūtų nutikę. Liepa mirktelėjo, nežinodama, ar tai tik vaizduotė. Ačiū, sumurmėjo, nesugalvodama nieko geresnio pasakyti medžiui, kuris ką tik ją išgelbėjo. Medis vos pastebimai linguodama šaka, tarsi atsakė, nėra už ką. Liepa negalėjo tuo patikėti. Ji jautėsi lyg Alisa, netikėtai patekusi į stebuklų šalį. Dar kartą patrynė akis, jis staiga pamatė tai, kas ją nustebino labiau už viską. Aplink ją, virš grįsto tako, sklandė keli mažyčiai padarėliai, vos jos rankos dydžio. Jie turėjo spindinčius, įvairiaspalvius sparnus ir švytinčius veidelius. Fėjos. Liepa net sulaikė kvapą. Fėjos žiūrėjo į ją smalsiai, pasvirusios į šoną, tarsi ji būtų nepaprasta, iš legendų atklydusi. Joms žmogus buvo toks pat keistas, kai žmogui jos. Liepa norėjo ką nors pasakyti, nutraukti tylą, tačiau žodžiai užstrigo gerklėje.
Vėjos sklandė ore, stebėdamos ją surauktais antakiais. Juk niekas per daugelį metų nebuvo atėjęs į jų mažą, paslėptą kaimelį. Jos jau seniai nematė jokio žmogaus. Viena iš jų apžvelgė aplinkinius medžius, suraukė antakius, tarsi mintyse barant. Kvaili medžiai, kaip galėjot praleisti žmogų? Tačiau kitos fėjos šypsojosi. Jos jautė, kad liepa nėra pavojinga. Jeigu medžiai ją praleido, vadinasi, ji turi gerą širdį. Nors liepa buvo žmogus, jos nusprendė ją pasitikėti. Galbūt ją čia atvedė neatsitiktinumas, gal kažkokia gilesnė priežastis. Fėjos apsikeitė žvilgsniais ir nusišypsojusios nuskrido prie liepos. Jų mažytės rankos švelniai ėmė ją už pirštų, už drabužio kraštų, tarsi kviesdamos eiti kartu. Liepa nustebo, kokios jos buvo stiprios, nors tokios mažos. Jos švelniai, bet tvirtai vedė ją toliau nuo grįsto tako, gilyn į paslaptingą miško širdį. Liepa galėjo sustoti, galėjo pasitraukti ir bandyti grįžti namo, bet vietoj to leidosi vedama. Ir tuo metu ji pajuto, prasideda kažkas stebuklingo. Liepa nebuvo visiškai tikra, ką daryti toliau. Jei apsisuktų, galėtų pasiklysti. Be to, ji pati nebuvo tikra, ar išvis nori grįžti, bent jau ne taip greitai. Juk ji ką tik užklydo į pasaulį, kuriame gyveno fėjos ir kur medžiai galėjo judėti. Kaip ji galėtų tiesiog išeiti, matydama tiek stebuklų? Juolab, kad atrodė, jog fėjos norėjo, kad ji liktų. Liepa ėjo toliau, o priešais ją pamažu ryškėjo tako pabaiga. Dabar ji aiškiai matė du mažus gluosnius, augančius greta ir tarsi užbaigiančius klevų sieną. Jų švelnios, išlenktos šakos ir ryškiai žali lapai sudarė lyg uždangą, slepiančią tai, kas buvo anapus. Akimirkai Liepa sustojo. Ji prisiminė medžius, kurie judėjo, ir fėjas, kurios sklandė ore. Kas jos dar laukia toliau? Gal už tos lapų uždangos lypėjo troliai, burtininkai, o gal dar kažkas neįsivaizduojamo. Bet ilgai laukti nereikėjo. Tarsi pajutę jos buvimą, gluosniai lengvai sujudėjo. Jų lapai išsiskyrė ir Liepa išvydo reginį, tarsi iš pačios pasakos. Už uždangos atsivėrė pasaulis, visai kitoks nei tas, iš kurio jie atėjo. Ten nebuvo rudens. Ji pajuto, kad čia karaliauja vasara. Oras šiltas, šviesa ryški, o jos kūną apgaubė švelni šiluma. Liepa net pasigailėjo, kad vilkėjo storą megztinį, šaliką ir kepurę, kurią jai numezgė močiutė. Priešais ją driekėsi mažiausias, tačiau gražiausias kaimelis, kokį ji buvo mačiusi. Saulės spinduliai žaidė ant stogų, o oras kvepėjo žiedais ir medumi.
Kai liepa priėjo pro gluosnius, jų šakos švelniai palietė jos skruostą, tarsi atsisveikindami. Fėjos paleido jos rankas ir nuskrido žemyn, link kaimelio, kuriame tvyrojo šviesa ir judėjimas. Liepa pažvelgė į mėlyną dangų, kuriame plaukė balti debesis panašus į pūkuotus laivelius. Saulė spindėjo šiltai ir kviečiančiai. Jo šviesa apgaubė merginą tarsi švelnus apkabinimas. Akimirką ji užsimerkė, norėdama sugerti visą tą šilumą, visą ramybę. Pajuto norą nusimesti rudens drabužius ir atsigulti ant žemės, pajusti vasaros kvapą ir klausytis fėjų juoko. Prie jos kojų tęsėsi akmenimis grįstas takas, vedantis toliau į kaimelio širdį. Ten už kelių žingsnių prasidėjo jos naujas nuotykis. Pačiame kaimelio viduryje stovėjo pastatas, aukštas ir didingas, bent jau fėjų akimis. Liepa spėjo, kad jei jie atsistotų šalia jo, šis siektų jai tik iki juosmens. Kreminės spalvos statinys atrodė tvirtas ir senovinis, tarsi stovėtų čia jau šimtmečius. Šio pastato centre, tiesiai virš įėjimo, kabėjo didelis laikrodis. Liepa žvilgtelėjo į jį, rodyklės rodė, kad jau beveik arbatos metas. Ji pagalvojo, jog turbūt turėtų pradėti kelionę namo. Tačiau priešais pastatą būriavosi grupelė fėjų. Jos nešė įvairiausius daiktus, gėles, oranžinius lapus, smulkius akmenėlius, viską, ką buvo surinkusios miške. Kai Liepa priartėjo, visos fėjos vienu metu atsisuko. Trumpam kaimelyje stojo tyla. Jų burnos prasivėrė, akys įsiplėtė, o kai kurios net išmetė iš rankų tai, ką laikė. Liepa stabtelėjo. Ji nenorėjo žengti per toli, kad netyčia nesutryptų ko nors ar nesugadintų šio mažo stebuklo. Iš ten, kur stovėjo, ji matė abipus grindinio įsirikiavusius namelius, visus skirtingus, visus kruopščiai padarytus. Jie buvo sukurti iš miško gėrybių, lapų, žievės, šakelių, žolės. Vienas iš jų pastatytas iš tvarkingai surištų šakelių ir lapų. Iš tolo atrodė kaip graži, kruopščiai sutvarkyta lapų krūvelė. Tačiau, kai iš mažytės angos išlindo smulki fėjos galvutė, Liepa suprato, tai buvo tikri namai. Ji negalėjo atitraukti akių nuo šio pasaulio, nuo jo grožio ir gyvybės. Tačiau tuo metu kažkas švelniai sujudėjo ore. Iš niekur, tyliai kaip vėjo dvelksmas, prie Liepos priskrido viena fėja. Ji sustojo tiesiai priešais merginos veidą. Ši fėja buvo kitokia nei visos kitos. Ji vilkėjo ilgą geltoną šilkinę suknelę, kurios audinys švelniai blizgėjo saulės šviesoje.
Jos plaukai buvo rudi, ilgi ir spindintys, krentantys žemyn iki juosmens, o dideli švytintys sparnai subtiliai dėrėjo prie suknelės. Ji buvo graži, kupina išminties ir ramybės. Liepa negalėjo sulaikyti šypsenos. Šis reginys buvo toks neįtikėtinas, kad ji net pamiršo kvėpuoti. Fėja priskrido dar arčiau ir jų akys susitiko. Ta akimirką laikas regis sustojo. Labas, tarė fėja, o Liepa dėl kažkokios priežasties išsižiojo. Ji nemanė, kad fėjos moka kalbėti. Gal todėl, kad jos anksčiau tik traukė ją už drabužių, o nekalbėjosi. Sveika atvykusi į mūsų namus, švelniai tarė fėja. Manau, tu čia nebe priežasties. Galbūt medžiai nusprendė, kad atėjo metas tave pakviesti. Fėja pakreipė galvą, laukdama, kol Liepa prabils. Tačiau žodžiai kažkur pastrigo. Lūpos vos sujudėjo. Aplink ją susirinkusios fėjos tyliai stebėjo pokalbį. Jų mažyčiai veideliai buvo kupini smalsumo. Pagaliau Liepa pratarė. Nežinau, kaip čia patekau. Atsiprašau, jei trukdau. Ji nedrąsiai žengė žingsnį atgal ir pažvelgė į laikrodį virš pastato. Man turbūt jau metas namo. Jau darosi vėlu. Fėja nusišypsojo šiltai, be priekaišto. Jei medžiai šiandien manė, kad tavo apsilankymas svarbus, galbūt jie taip manys rytoj, kai bus daugiau laiko. Ji linktelėjo kitom fėjom ir dvi iš jų pakilo į orą, žiūrėdamos saulės šviesoje. Jų sparnai spindėjo, tarsi aplink jas būtų tvyrojusios tikros fėjų dulkės. Liepa dar kartą apžvelgė stebuklingą kaimelį, mažus namelius, auksoje šviesoje mirgančius medžius. Tada apsisuko ir nusekė paskui fėją. Kelią atgal gaubė tyluma, tokia gili, kad net jos pačios žingsniai atrodė svetimi. Ji buvo per daug sukrėsta, kad kalbėtų, o gal per daug užburta. Kai galiausiai pasiekė pažįstamą miško taką, Liepa pajuto, kaip pavargusios kojos dreba. Jie atsisuko ir pamojavo fėjoms. Šios atsakė žvilgančių linktelėjimu, tarsi linksmų žvaigždučių mirksnių ore. Liepa nuėjo namo. Galva buvo paskendusi mintyse. Dienos įvykiai plaukė mintyse lyg pasaka, kurios dar nenori pamiršti. Kai mama jos paklausė, kaip praleido popietę, Liepa tik nusišypsojo. Ji pati nebuvo tikra, ką pasakyti. Ji galėjo prisiekti tik vieną, kad išėjo pasivaikščioti, o grįžo iš stebuklo. Po vakarienės ji nusiprausė šiltoje atpalaiduojančioje vonioje, lyg plaudama nuo savęs miško rasą, šakeles ir samanų kvapą. Tada apsivilko pižamą ir atsigulė į lovą. Už lango jau kilo pilnatis. Liepa padėjo galvą ant pagalvės ir pavargusios mintys pamažu nurimo.
Ji dabar žinojo, kad fėjos egzistuoja. Ir žinojo, kad netrukus grįš į mišką. Užmerkė akis, tyliai atsiduso. Tąnakt sapnavo judančius medžius, švytinčias būtybės ir mažus žvilgančius sparnus, kurie vis dar šoko jos mintyse, kol ji nugrimzdo į gilų, stebuklingą miegą.